tu si suja drobinja. Lekiu minti mi gajga, al suja tavo kelmja, tavo klonja miška ježeraj. Burjama njam žinaj, a te ti iskreja mano dajna. Po tavo viltinga skaistja. Širdje sa savimo ljetua kubina. Kruzio silke sjo sklidina. Skreja džugi dajna. Pravi ste stil da gjezdama. Širdje sa savimo ljetua kubina. Kruzio silke sjo sklidina. Skreja džugi dajna. Pravi ste stil da gjezdama. Laj svec, troški vokalja. Skreja zdraugi stjam, usušiti sjam. Minkes, ir širdis jėga. Būk palaiminta lietuvių ir gruzinų tauta. Tau įsuklevis, zaurits mūrui lyg, nego groba į kurčklevą gulepši. Konevis, da gulis calit, tajda i locos vidveli, da kartveli eri. Kada se buliguli sunt kvitlitva, Sakartvelo zemana trebit savse. Mi prinavski jaruli simlera. Nego robi slidica koje gapnula. Kada se buliguli sunt kvitlitva, Sakartvelo zemana trebit savse. Mi prinavski jaruli simlera. Vidica koje gapnula. Labą rytą tariu mūsų studijos svečiams ir žinoma skambiai priminusiems visiems mums, kad šiandien minima Gruzijos nepriklausomybės diena ir prieš 25 metus buvo atkurta Gruzijos nepriklausomybė. Tad su mumis šiandien Gruzijos technikos universiteto lietuvių kalbos ir kultūros centro studentai ir taip pat Gruzijos ambasadorė Lietuvoje Hatuna Salukvadze, labas rytas. Ir profesorius Gruzijos technikos universiteto lietuvių kalbos ir kultūros centro vadovas Vidas Kavaliauskas, labas rytas, ponė Vidai, bei taip pat Georgi, kuris puikiai kalba lietuviškai ir dar pavertėjaus čia mūsų rytą. Tad pradėkime nuo jūsų, ambasadorė. Žinau, kad labai svarbus mūsų tautų draugystės momentas, lietuvių tauta ir Gruzijos tauta jau ne vienerius metus draugauja, tad žinau, kad pramokote ir lietuviškai. Ačiū. Labas rytas, mylėjai žiūrovai. Man labai malonu lietuviams pasakoti apie šiandienos šventę. Šiandien Gruzija yra svarbi ir iškilminga diena. Mes švenčiame Gruzijos nepriklausomybės atkūrimos 25 metinės. Ir labai džiaugiuosi, kad šventiniai renginiai vyksta ir Lietuvoje, kad Lietuva yra svarbiausia Gruzijos draugė ir partnerė. O dabar kviečiu paklausyti gražios Gruzijos kalbos. Taip, dar šiek tiek ir klausimą čia įterpsiu, kai bus paminėta nepriklausomybės diena ir žinoma, jo svarba kiekvienam Gruzijos gyventojui ir Lietuvoje gyvenantiems visiems.
დიდი მადლობა. მოკლედ გეტყვით საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის ისტორიას დაახლოებით 100 წლის წინ, როდესაც აღდგა ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობა, ეს დაახლოებით ის დრო იყო, როდესაც ლიტვასთან ერთად მან მოიპოვა ეს თავიდან თავისუფლება. სამწუხაროდ ეს ძალიან მოკლე აღმოჩნდა და საბჭოთა ოკუპაციის მსხვერპლი შეიქმნა საქართველოს დამოუკიდებლობა, მაგრამ დაახლოებით 25 წლის წინ ჩვენი ქვეყანა კვლავ გახდა დამოუკიდებელი და ძალიან გვიხარია, რომ დღეს ლიტვასთან ერთად ვართ თავისუფლები ევროპულ ოჯახში. Noriu trumpai pasakyti apie šiandienos svarbą. Maždaug prieš 100 metų Gruzija kartu su Lietuva atkūrė savo nepriklausomybę, bet dėja greit jau buvo atimta nepriklausomybė ir prieš 20 metų mes dar kartą atkūrėm Gruzijos nepriklausomybę ir šiandien tokia svarbi diena bus švenčiama. Kai bus paminėta, ne? Taip. ლიტვა როგორც საქართველოს საუკეთესო მეგობარი აღნიშნავს ძალიან ლამაზად. გასულ ღამეს განათებული იყო საქართველოს დროშის ფერებში კაუნასის ქრისტეს ტაძარი. დიდი მადლობა ამის მხარდაჭერისათვის კაუნასის მერიას და მთლიანად კაუნასელებს. Kaip ir Lietuva yra Gruzijos viena iš didžiausių draugė, Lietuvoje yra švenčiama nepriklausomybės diena ir tai prasidėjo jau nuo vakar. Visą naktį buvo apšviesta Kauno Kristų prisikėlimo bažnyčia ir noriu padėkoti Kauno savivaldybei ir asmeniškai Kauno merui dėl tokio palaikymo. ლიტვის დედაქალაქშიც ვილნიუსში დღეს იქნება საზეიმო ღონისძიებები. მდინარე ნერისის თეთრხიდზე უკვე გამოფენილია საქართველოს უზარმაზარი დროშა. 12 საათზე იქნება ფრანების ზეიმი, გაფრინდებიან ჰაერში მოხატული ფრანები ლიტვის და საქართველოს დროშების ფერებში. ვილნიუსელებს შეუძლიათ მოვიდნენ დაამზადონ ფრანები და ასევე გაუშვან ჰაერში. ასევე ბავშვებს შეუძლიათ მოვიდნენ დაამზადონ დროშები, მოიხატონ სახეები, მოусმინონ ქართულ სიმღერებს და ქართულ მუსიკას და გიწევთ ყველას. Taip pat Lietuvos sostinėje Vilniuje vyks renginys skiriama Gruzijos nepriklausomybės diena, tai jau yra prie Baltojo tilto yra iškelės Gruzijos vėliava, didelį vėliavą, taip pat prasidės 12 valandą renginį, kur bus skraidinta aitvarus su Gruzijos ir Lietuvos vėliavos. Taip pat bus įmanoma nusidėžyti veidus Gruzijos ir Lietuvos vėliavomis ir kartu su vaikais galima ten užsiimti, padaryti vieną bendrą aitvarą su mažos vėliavėmis. Vėliavėmis. Dar klausimas profesoriui. Norėčiau padėkoti visiems Lietuvos žmonėms už palaikymą ir už buvimą kartu su Gruzijos nepriklausomybės dienos. Ačiū, mylėjai. Ačiū Jums. Profesoriau, dar vienas klausimas. Jūs esate šio gražaus kolektyvo kaip ir vadovas. Esate įkūrėjas Lietuvių kalbos ir kultūros centro, kuris yra Gruzijos technikos universitete. Truputėlį apie pačią dainą labai trumpai kaip skambėjo ir, žinoma, pačią centro veiklą. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva prieš keletą metų buvo atidarytas Tbilisyje, Gruzijos technikos universitete Lietuvių kalbos ir kultūros centras. Šiuo metu studijuoja per 60 studentų iš 6 Tbilisio aukštųjų mokyklų ir šiomis dienomis mes vykdome vieną edukacinį projektą Lietuvos edukologijos universiteto ir Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos, kurio metu mes turėsime edukacinės veiklas Lietuvos edukologijos universitete, Kauno ir Vilniaus kolegijose, Lazdijų ir Palangos savivaldybėse. Taigi studentai turės tikrai labai didelę programą, pamatys Lietuvą, turbūt dar labiau ją įsimylės. O šiaip mes ne vien tik tai mokomės, bet ir dainuojam dainas. Neseniai buvome Anykščių kultūros centro kvietimu tarptautinėme teatrų festivalyje, kurie rodė spektaklį lietuvių kalba, o dabar jie pasirengę koncertuoti, turi 14 lietuviškų dainų, gali dainuoti ir taip toliau.
Ir ši daina, kuri dabar nuskambėjo, tai yra mūsų centro himnas. Teksto autoriai yra profesorė Lietuvos švietimo tarybos pirmininkė Vilija Targamadzė, o muzikos autorė su gitara dainavusi šio centro studentų prezidentė Lorena Šamatava. Kągi, aš palinkėsiu pačios gražiausios šventės, dar kartą sveikinimai, 25-metis, o žinoma padėkosiu už atvykimą, ačiū ir iki kitų kartų. Ačiū. Ačiū.